Geras, dar nesu valgęs pietų ant ugnikalnio krašto. Čia tus akmenisgi susirink gal gali. Žvirgždas čia, žvirgždas ten, žvirgdas ten, žvirgdas čia. Saugok batukus. Kul, esam malūno viduje. Kažkoks kosmosas. Atskleisiu paslaptėlę. Čia yra krateris, o čia yra žmogus, kurį pykina. Na tai kelio kol kas o. Jūs žiūrite kelionės po Lanzarotės salą vlogą ir šiandien mes kopsime ir važiuosime net į 2 ugnikalnius. Dar parodysime kaktusų sodą, bet dabar pradėkime nuo Koronos ugnikalnio. Nepamirškite spausti subscribe ir prenumeruokite mūsų kanalą. Viską pamatysite pirmieji. Čia prasideda kelias link vulkano. Tai mes čia einam, ar mes čia rodom, kaip einam? Turim labai nekantrų žygeivių, bet viskas gerai. Jau 62 kartą ir pasakiau, kad varom. Ir galim varyti. Bet jau galim varyti. Eit. Priėmė pirmąją kliūtį, pavojinga kliūtis išties. Nežinau, kaip mes įveiksime šią pirmą kliūtį. Kelyje grandinėlį ir lipo, taip, perlipo, neįtikėtina. Pirma kliūtis įveikta. Aš tau atrodo, kad tu vienas toks kūrybininkas, kuris žino ir turi ką pasakyti. Taigi, kaip matote, kelias vingiuoja link kalno papėdės. Mūsų kelionės trukmė, kalbu apie tą žygį patį, turėtų trukti kažkur valandą 7 minutės. Šiek tiek yra šilta. Oi, tu tiksliai, tu su 2 džempais dar po liemenę. Nuėjome maždaug 100 metrų. Ok, einam. Su šypsena lipam. Nedirbtinė. Bet išsirengėm jau visiškai, aš jau su Maike, jau karšta. Aš nesuprantu šitos salos, čia tiesiog kaip nuotaikėlė. Jo, tas vėjas tai arba šaltas, arba šiltas, tai sulig žingsniu viskas keičiasi. Ką? Ką ridikiulis, ar ne per sunku? Ridikiulį palikau namie. Sveiki. Nu jau sveikinaisi. Reportažo atnaujinimas. Taip, sustojom prie palmelės dabar ir kokie jausmai? Statėja kelias. Jis tampa status, akmenų daug. Taip, daug žvirgždo. Pavojinga. Daug žvirgždo yra po kojom, Man bet... to žvirgždo taip yra per daug, kad aš negaliu, žinokit. Žvirgždas čia, žvirgždas ten, žvirgdas ten, žvirgdas čia. Saugok batukus. Na tai kelio kol kas o. Dabar žinot, kaip susprendus boba. Tai šalta, tai šilta. Kybo klimaksas. Mielos damos, mėly ponai. Dar vienas momentas. Ne, tai nėra reklaminis intarpas. Labai paprastai yra susiplėšyti lūpas ir jas peršalti. Jo, vėjas kala jau. Padaryk, ne taip. Geras pusvalandis ir jie pagaliau pasiekė viršūnę. Nu ką, nenuėmiau laiko, kada išėjom. Tai faina tai, kad čia iš tikrųjų įveikiamas takas su vaikais. Gal ne pačiais mažiausiais, aišku, tikrai be vežimėlio. Tik beje prasilenkėm su vyru, kuris turėjo vaiką čia. Kūdikį nešė. Tai va, mes praktiškai esame jau viršūnėje, pasiekėm kraterio duobę, skylę ir po 15 žingsnių parodysim jums, kaip atrodo buvusio ugnikalnio vidus. Wow, eik tu savo. O taip atrodo. Mano akis nelabai išneša, aš labai atsiprašau. Duok 5, pasiekėm tikslą. Oi. Nu ką, užlipam, motinėlė? Metas užkasti. Geras, dar nesu valgęs pietų ant ugnikalnio krašto. Ką dar mes turim, palauk, sūrio dar turime, ne? Tokį vaizdą aš esu mačiusi tik kino filme. O čia va tas, tai sūris skanu. Geras, ne? Duok aš tau kumpiuko. Aš pati moku. Aš noriu pamaitinti. Tobulas piknikas. Dar žingsnis ir žemyn. Įsivaizduok dabar, jeigu čia išsiverštų. Neišsiverš čia. Niekaip.
Nepradės burbuliuoti? Nepradės burbuliuoti. Bul, 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 bul. Ten klauso. Sveiki, papai. Esame prie vieno didžiausių ir aukščiausių Lanzarotės vulkaninių darinių. Corona de vulcano. Corona ugnikalnis lietuviškai. Ugnikalnio aukštis yra 600 metų. Didžiuliai lavos klodai atsivėrė ir šovė iš žemės gelmių į viršų. O štai čia prieš 4000 metų buvo viskas čiortų užlieta lava. Kad šitas ugnikalnis išsiveržtų dar sykį, šansų kažkiek yra, bet ne šiandien. Arba va ten galima nueiti. Einam. Ne, aš ieškau užuovėjos, nes jau gerklę skauda. Tai rūbų situacija vėl yra maksimali. Apsirengėm viską, ką turėjom, bet dabar Gabrielė pamatė atsilaisvinusią tokią užuovėją prie akmenų. Ja, atsisėdi ir nebepučiam. Vėjas į nugarą. Nurimus vėjui ir alkiui galime šiek tiek pačilinti žiūrėdami į stulbinantį ugnikalnį. Vaizdelis pribloškiantis. I will survive. I will survive. Oi, tai ar patiko tau? Gabrielė. Taip, kopčiau dar kartą. Entuziazmo pilnas atsakymas. Bet patiko, ten už tos tvarelės sėdint, tai labai faina. Taip, labai gražu ir manau, kad mūsų laukia dar vienas grožis nukopiant, nes tai, ką mes matėm už nugaros, žinai, nieko nematėm, nežiūrėjom. Dabar žiūrėsim iš priekio irgi labai labai gražus vaizdas atsiveria. Gerai, eina. Čia tos akmenisgi susirink gal gali. Biškai prasišluot tą kelią kažkaip. Ko įsisukt galima, aš nesuprantu. O, Jezu, kokia ranka. Maloni. Sunkioji dalis. Tai kas patiko labiausiai iš šito kalno? Patiko kalno vidus. Skylė. Skylė patiko labiausiai. Pamojavę vulkaniniam kalnui judame link kito Google Maps pažymėto objekto – kaktusų sodo. Ok, gracias. Nu va, bilietukai į kaktusų sodą. Va, kaktusų sodas. Neįsivaizduoju dar, kiek čia tų kaktusų rūšių yra, bet panašu, kad daug. Čia vieta, kur eksponatų rankomis tikrai nesinori liesti. O kas čia? Šitą garsą pridėkit prie va to vaizdo. O šiaip šitas kaktusų sodas yra meka žmonių, kuriems jokie augalai namuose neauga. Va. Padovanok draugui kaktusą, nu tam draugui, kuris nesugeba net gėlytės jokio stiebo užauginti. Tai va, pavyzdžiui, kaktusas gali būti didesnis už vazoną. Mane esu matęs tokio kaktuso. Praeisi. Ar gali neliesti? Nežinau, labai įdomu. Aš truputėlį jaučiuosi čia kaip Alisa stebuklų šalyje, suvalgius tą sausainuką, kurį triušis davė. Aš įkritus į kažkokią stebuklų duobę, skylę, leidausi, levitavau ir tada atsitrenkiu ir atsidūriau šitam sode. Ta prasme, kažkoks kosmosas. Man įdomu, ar tekilos čia yra iš tų kaktusų paragauti. Negirdėjau. Paklausim gal. Tai Gedimino pilį panašiai. O vaizdo tai jokio. Jo, vis tikėjasi vaizdą. Bet dabar apeisim tiesiog. Nėra labai gal wow, ne? Bet kol esam malūno viduje. Lipam atgal. Nieko čia įdomaus. Ar rekomenduotum Jardin de Cactus?
Jo, su šeima tai tikrai taip, dviems gal suaugusiems, senai porai kaip mes, tai čia gal, nežinau, smagu prasieiti, bet turbūt daugiausia sudomintų, žinau ką, mamas, jos čia pusę dienos prabūtų garantuotai, nu ir vaikus turbūt, nes irgi norėtų viską palies kaip man ir tada pasižiūrėti, kaip tie kaktusai atrodo. Jeigu nori pabūti Alisa, stebuklų šalyje, tai puikiai vieta, tik 8 euriukai. Paliekame kaktusų sodą ir judame į kitą miestelį ieškoti vakarienės. Puerto del Carmen. Po ilgos mūsų darbo dienos, nu kaip, kelionių, įvykių, nuotykių, kopimo, lipimo, ragavimo, degustavimo. Atvykome dar vieną miestelį, kuriame dar nesilankėm, bet šis miestelis buvo viena iš opcijų, kur galimai galėtumėm ir norėtumėm gyventi. Nu, kalbu apie atostogas, ne apie šiaip išsikraustymą. Tai kol kas galėčiau vertinti tai kaip ganėtinai judrų, gausų žmonių ir vietų pavalgyti, atsigerti miestelį tokį. Jeigu su Tailandu lyginant, tai būtų Krabio miestelis. Jeigu su Palanga, tai Basanavičiaus gatvė. Bet akivaizdu, kad čia tikrai yra ir kur atsisėst pavalgyti, ir atsigerti. Ir nusipirkti skrybelę, ir šlepetę, ir džemperį. Bet mes einam ieškoti kokios nors grill vietos, labai noris grill dalykų. Ką dar labai svarbu pažymėti, kad čia yra labai fainas, didelis paplūdimys ir ne vienas, beje, yra daug mažesnių paplūdimiukų, bet yra ir vienas labai didelis. Man atrodo, kad jo pavadinimas yra toks, koks mūsų miestelio, kuriame mes gyvenam, Playa Blanca. Nežinau, ar pastebėjote, bet šiame miestelėje yra mažiau vėjo. Ir aš nežinau, ar tai yra dėl reljefo, ar tiesiog pagaliau atėjo į šią salą nuostabios dienos. Gal ramiau tiesiog vėjas tapo. yra mažesnis. Tai tikrai mažesnis vėjas, ar dėl to, kad vakaras, ar čia tiesiog, kaip sakai, žemiau truputėlį ir neužpučia, tai nežinom. Bet gerai, man jau patinka. Buvom tiek išalkę, kad net nesikalbėjome. Metėm kamerą į šoną ir puolėme į lėkštes. Šiame restorane jokio maisto nepamatysite. Tai steikiukas tikrai buvo labai skanus tam Carmen, reiškia, miestelį šiam. Ir tiesiog vos ne pirmam iš tikrųjų sustojom, pasitikrinom kaip visada Google, ar geri vertinimai buvo labai geri. Bet tik pinai netyčia gavom, mums labai pasisekė tą staliuką gauti. Bet aš sėdėjau su džempaku, ant kurio parašyta, tu manęs nenervuok. Visi buvo su marškiniais, baltais. Pasipuošę. Moteris su suknelė, kolje, su, reiškia, bižuterija, papuošalais. Su džempaku ir tas steikiukas ant mano veido. Negaliu patikėti. Tai buvo labai keista. Pradžiai labai jaučiausi nejaukiai, bet paskui aš supratau, kad niekas į tai nekreipia dėmesio. Bet reikia tą smegenyse momentą, žinai, išjungti, ką apie tave galvoja kiti, kai kiti apie tave net negalvoja. Alio! Šiaip atrodo kaip laida Farai, kad tu eini ir ieškai čia pabėgėlio. Hop. Tada pasakai, ateik čia dar vienam. Hop. Tai turbūt pirmas rytas, toks ankstyvas rytas. Šiuo metu yra 8:25. Kaip radijui pasakėjai. Ir mes tęsiame programą iš automobilio. Galiu išvažiuoti ir darbą palikti, bet darbas manęs nepalieka kažkaip. Ja. Aš tiesą pasakius iki galo vėlgi nesuprantu, kur mes važiuojame, bet tai turbūt bus dar vienas Miradoras, ne? Dar viena apžvalgos aikštelė. Man atrodo, kad viena iš pramogų yra netgi kupranugariais pasivažinėti. Pasijodinėti, ne? Pasijodinėti, jo. Aha. Pasivažinėti. Aš dar pridėsiu, mes įsipylėme kuro šį rytą, tai kuras kainuoja, benzinas kainuoja €36 už litrą. Kuo labiau degalinė ne mieste, ne kažkur prie jūros, prie uosto, o kalne, tuo ta kaina keliais centais kyla. Tai buvo ekonomikos naujienos, tęsėme laidą. Yra svarbu atvažiuoti anksčiau, šiuo atveju 9 ryto, kada atsidaro tas nacionalinis parkas, nes paskiau būna didžiulė pusdienio trukmės eilė važiuoti į parkingą. Visi stovi didžiulė eilė šitam kely, kad sulauktų, kol kažkas išvažiuos. Vieta dirba nuo 9 valandos ryto, jie 8:37 jau ant smegenų kapsi. Tu, kada šlagbamą pakelsi. Susimaišiuko atėjus, ruošis darbui. Geras. Dar 20 minučių, visa kita, o tie lenda prie jo klausia. Nu tai taip, turistą. Nu taigi atstokit viešpatė, 9 ryto atidarys aš šlagbamą. Open the door. Tai eilys ar neeilys? Tu nuo 9. Tu nuo 9, tai kodėl netidaro? Nu tai dėl to, kad dar ne 9, o dar 9, 8 skambėjo, tai ką negali atidaryti dabar jau? Nu dar ne 9, o 18 minučių tai tai atidaro, nu.
Tu taip nueik paklaus, ar tu darys ar ne. Tu ką paklausi? Tu paklaus. Tai vis tiek, tu paklaus. Tai tu paklaus. Tu nueik. Aš tu galiu palaukti, tu negali palaukti. Aš vairuoju, aš sėdžiu. Situacija iškėja po truputėlį, tai tas žmogus tiesiog prieina prie automobilio, vairuotojo, va sako, prašau man kešų, sumokėti ir įvažiuosite. Taip. Ir nereikia čia tiek parintis ir lysti ir drumst ramybę. Gerai, gracias. Nu va, tokia brangesnė bilietėlė, 20 eurų žmogui. Aš buvau nusteigęs, kad vėl 8 mokam į muziejus, ne, šį kartą 20 per persas. Gerai, kad turėjom grinų, puiku, bilietukai čia. Kaip nusiminė žmogus, Ramiokas. o viešpatie tu Dieve. Nu, atėmė paskutinius rūpūžis banditai. Aš turiu dabar 20 centų. Va, į kapeikų daryti. Lidlo turiu vežimėlių žetoną, šitais atsiskaitysim. O Dieve, koks geras jausmas, praktiškai į Nidą kokie važiuotume. Gracias, buenos días. Eksperto nuomonė, kuris dar nėra buvęs net. Hello. Hello, hola. Geras. Lipam į autobusą ir važiuosim iki lankytino objekto. Sukelti lūkesčiai, neįtikėtina tiesiog. Mes dar kažkur varom. Esam autobuse, priparkavo žmonės, vyksta bėgimas, tiesiog lėkimas. Užsimti vietų, kad spėtų į pirmą autobusą. Lanzarote, de 807 kilómetros cuadrados de superficie. Atskleisiu paslaptėlę. Čia yra krateris, o čia yra žmogus, kurį pykina. Jis taip važinėjo, taip važiuoja šitais kalnais. Sakė, kad Ispanija, ačiū, kad važiavote su mūsų autobusu. Avialinijom. Ta eilė, kuri laukia vieno autobuso, kamštis mašinų, nu wow, labai verta atvaryti kuo anksčiau. Tai prieš 9 būti čia yra tiesiog, kaip pasakytų, Britai, crucial, ne? O ką gali pasakyti apie 20 eurų mokestį asmeniai? Jau 10 man atpirko, o jau aš gerai jaučiuosi, bet dar 10 laukiu, kad čia dar atidirbtum. Ai, reiškia, tau šou dar reikia, ne? Dar reikia šou, jo. Visi iš autobusą dar kviečiami čia. Man reikia apsirengti. Ai, čia mesis, žodžiu, tau reikia į delną imti lavos. Mesi, jo. Okay, thank you. Gracias. Au! O, kokia karšta. O ką daryti? Mesti tą duobę. Reikia įmesti, gerai, apsirengti. Eiktų savo. Aš maišau dėl to, kad karštas labai. Tu gali greičiau rengtis, nes man reikia pakeisti delną. Kokį norą sugalvoti? Kad tau nebūtų šalta. Daugiau šitoj saloj. Mano noras. Ai, ne, čia šiaip davė palaikyti. Sakiau, kad nereikia mesti. Nu, fainai. Pakūrė šakų tokių, kažkokį dėjo žarsteklį. Bet fainai, gražu. O kas tau čia karšta buvo? Nu, atšalo. Aišku, kad mano pavostik smirda. Žodžiu. Kaip čia yra, papasakau? Aš tiesiog... Kaip išsigando, aš negaliu. Reikėjo matyti, kaip išsigando. Aš nesupratau, ką čia vyrai, jūs nejuokaukit. O, Dieve, negaliu. Tu turbūt pagalvoji, kad vulkanas veržiasi, ne? Jo, aš gal, kad jau išsiveržė viskas. Aš tiesiog ieškojau užuovėjos apsirengti megztinį ir aš čia priejus, man labai į kojas padvelgia tokia šiluma nesveika ir aš galvoju, wow, kas čia? Tai čia tie karšti akmenukai. O čia paaiškėjo, kad matyt ugnis eina ten iš kažkur per apačią ir šildo tos akmenukus. Šou dalis. Dabar atrakcija numeris 2 mus išrikiavo į tokią eilutę. Sivat taip gražiai išsirikiavo ir dabar žiūrim į kažkokias skylės žemėje. Geras. Tie, reiškia, pagrindiniai žmonės, jie tas chebras ir kompanijas labai gerai reguliuoja. Išlipo iš autobuso, greitai nusintė pažiūrėti kažkokio laužo ugnies, palaikyti akmenų kadelnę. Tada ten greitai tas nusintė jau palaikėt, viskas lipkit čia ant viršaus, kitas pasitiko čia, apsistokit rateliu, čia dabar bus geizeris. Iššovė, viskas gerai, dabar ačiū jums uždėmesi, dabar visus greitai nusintė pas kitą bičą, kuris pasitinka jau čia, žodžiu, eikit į kavinę, gerkit kavą, leiskit toliau pinigus. Grupės jo puikiai suorganizuotos, tai po šitų potyrių galiu sakyti, kad 20 eurų jau atsipirko.
Jo, aš geriau čia. Ne, čia aš ne to norėjau, ką man čia siūlo. Ne ta? Viskas gerai, tai padarys. Apsidovanoti nusprendėme kava ir desertų, kapučino, amerikano ir cheesecake labai skanus. Ten vištieną matėt kaip kepa, eikti savo. Ja. Va ta vietelė aš norėčiau likti ilgesniam laikui, nes ten labai šilta. O štai mūsų kavytė. Labai skaniai kvepia cinamonu, net pavarstė, ne? toks Kapučino, tu mielas. mėgsti. Kapučino. Nuodė cukriukas, žiūrėkit, Lanzarote. Tas yra mūsų nuostabusis cheesecake'as. Kiek tu sakai už viską sumokėjai? Už viską aš sumokėjau 8,70 €. Puikiai, tai tikrai, man atrodo, kaina gera, yra 2 kavos ir pyragas. Žiauriai gerai, svaru, kai tu Vilniui sumokėtum 4,50 € už sūrio pyragą, tai yra pusė sumos. Visiškas tai esam jo 400 metrų aukštyje, ugnikalnyje. Aš apie gyvenimą, jisai apie faktus. Nerealioj vietoj ir va tokia kaina, tai tikrai labai apsimoka. Na, aš bandau palyginti, kur mes esam ir kiek mes mokame. Taip, tu esi labai šaunus, protingas lygintojas. Esi lygintojas kainų ir kainų ir reliefo ir kelių lygintojas. Na, ką manai? O Jezu, tirpsta. Rimtai? Kelis toks jo tirpsant. Man tikrai nemanau. Bet labai toks nepatenkintas veidelis. Kieno? Pirago ar man? Man kaip Gustavai nukris dabar nuo kėdėjos. Šaunus rytas. Nors jis prasidėjo, tiesą pasakius, ganėtinai nerimastingai, nes nėra čia ko slėpti. Šį rytą, kaip ir jūs Lietuvoje, taip ir mes Lanzarotėje sužinojome, kad Lufthansa atšaukė savo skrydžius šią savaitę tarp Frankfurto ir Vilniaus. Bet kol kas atrodo, kad turėtumėm grįžti namo, nes tai darysim ne ketvirtadienį ir penktadienį, kai yra atšaukti skrydžiai, o šeštadienį. Tai duos Dievas, su šia gera emocija parskrisim ir namo. Negalvok dar apie skridimą namo, mes dar tik pradėjome atostogauti. Viskas gerai. Nu ir vėl orai pasikeitė. Neturiu ką pasakyti. Rytoj mes degintus turėjom. Debesuota diena. Visa debesuota diena. Aš tam vis rašinėjau, bet Oi. daug kad reikia sustabdyti. Viskas gerai. Tai va, brolyčiai, čia yra įrodymas visos šitos mašinos, pro kurias mes dabar važiuojam, ką reiškia atvažiuoti vėliau. Priminsiu, kad čia metu lieka 13 minučių iki 11 valandos. Tai va, pagaliau po kokių, nežinau, kelių minučių privažiavome eilės galą ir liūdniausiai jaučiasi turbūt va šitas baltas automobilis. Jis yra paskutinis ir dar nelabai mato turbūt, kas yra priešais jį, kiek čia yra mašinų. Dar nesibaigė, geras, žiūrėk, dar toliau čia mašina stovi, su tokiu tarpu, bet stovi. Nerealu. Šį kartą tiek. Liko dar viena paskutinė video dalis iš Lanzarotės. Prenumeruokite mūsų kanalą, spauskite subscribe ir pamatykite video pirmieji.